Labą dieną, mėlėjai. Grįžau aš į saulėtą jau Vilnių, va pavasaris, labai faina. Gražus miestas, va tvarkosi. Čia bus žiauriai gražu, tikriausiai va Vokiečių gatvė, viską Trakų gatvę remontuoja. Faina. Noriu iš jūsų žinokit patarimo, nes manęs klauso daug protingų žmonių, tai tikriausiai jūs man galėsit patarti. Kaip jūs manot, ar man pasilikti va šitoj Trakų gatvėj, va čia va, kur yra dabar barikadose tokiose, ar išsikelti į kitą vietą, kur yra faina, labai centre ir labai simpatiška. Tik tiek, kad šita gatvė man labai yra jauki, aš ją labai myliu ir mes čia jau esam beveik 17 metų. Tai man kaip ir gaila, suprantat, išsikelti. O darbai Vilniui vyksta vat kažkaip, sakykim, ramiai. Todėl, kad prasidėjo rugsėjo mėnesį, grubiai pasakęs, rugpjūčio gale. Ir visą žiemą jie nevyko. Snygo ten, nežinau, patys suprantat. Tai 3 mėnesius stovėjo, dabar irgi va parašyta čia man už nugaros, kad visas šitas reikalas tęsis iki 6 metų 4 ketvirčio, tai realiai iki pat naujų metų. Dabar yra 11 valandų 30 minučių, mes jau dirbam seniai, va mano parduotuvėlė yra Vašyčia, va jeigu ką. Važiūrėkit, va šitą graži gatvė tokia va dabar jinai. Čia tokia įdomiai, čia taip viskas. Einu aš į darbą. Mes dirbam nuo 11, o mūsų vaikinai va šitie, kurie čia turėtų mums gražinti gatvę 11:30, jie tokie vangūs, suprantat? Jau kaip ir pavasaris, jau galėtų iš žiemos miego atsibusti, bet va mano parduotuvė, matot, va mes čia esam daug metų, bet jie tokie, suprantat, ta gatvė tokia va čia apkasuose viską. Ir mano visi kiti kolegos išsikėlė, versliukai visi aplinkui išsikėlė ir mes liksim toks inkliuzas, žinot. Aš prie to įpratus, viskas okei. Bet ką manot jūs, nes jūs esate tie, kurie esat protingi. Va šitą gatvę tokia, matot, biški, sakysim, tie darbeliai Vilniuje tokie apsnūdę. Tai va, patarkit. Vakar aš savo Facebook'e parašiau, ar norit, kad palyginčiau, kaip sekasi mums dirbti Madride ir kaip sekasi Vilniui. 2 sostinės, 2 situacijos, labai panašios, panašus verslas. Tik prašau neįsiskaudinti, nes tie visi, kur rašys, kad Jurga varo ant Lietuvos, tai nežino, kad Jurga Lietuvoje gyvena. Ir jai nėra jokio intereso ant Lietuvos varyti, jai norisi kaip tik, kad čia būtų geriau. Taip, kad palyginti 2 miestus yra visą laiką, manau, neblogai, žinot, ypatingai Lietuvoje, kur nedidelio verslo, smulkaus verslo tradicijos yra irgi nedidelės. Geros jums dienos, laukiu jūsų atsakymų, parašykit man čia žemiau po postą.